tikrai šiandien labai blogai, turbūt blogiau. Visų pirmiausia, mums nesuvedė žaidimo planas, kaip beje ir vakar, mes pradėjome visiškai ne taip, kaip buvom numatę ir atidavėm iniciatyvą iš karto varžovams. Sunku gal mums pridurti, nes reikėtų kalbėti kokią valandą laiko, kai mes blogai žaidėm. Trumpiau pasakysiu, rytoj turime paskutinį šansą ir atiduosim viską, pakalbėsim, pasižiūrėsim, ką galima padaryti, kad rytoj iškovotume pergalę. Aš vieną pasakiau, čempionatas baigėsi tada, kada baigėsi varžybos. O mums dar liko vienas rungtynės, po to, jeigu viskas gerai, baigsis dar 3 rungtynės ir nežinia, kaip viskas apsivers. Kol nesibaigė turnyras, kol mes turime nors teorinį šansą laimėti, mes tą stengsimės padaryti. Mes norėtume taip, kaip žaidėm, kaip presingavom varžovus, rungtynių pabaigoje turbūt norėtume mes treneriai tai matyti kovojančius nuo pirmos iki paskutinės minutės. Man sunku pasakyti, kodėl tokia yra priežastis, nes aš nemanau, kad nors yra šioje komandoje nors vienas žaidėjas, kuris netrokštų pergalės. Aš manau, kad šiandieną vyrai tegu įsimiega, rytoj mes padarysime rimtą pokalbį. Ir aš manau, kad mes turime rytoj nugalėti, o tada žiūrėsim į priekį. Treneri, dažni žaidėjų keitimai. Ar ieškojate krepšininko, kuris gali šiandien pataikyti mesgalus? Ar tai buvo būdas nuvarginti Lenkus, kurie žaidžia 6? Ir tas, jūs teisingai pastebėjote. Jie žaidžia 5-6 ir mes norėjome tokią aktyvę gynybą. Praktiškai, kai mes taikėme tik rungtynių pabaigoje, mes planavome ją nuo pat rungtynių pradžios. Mes norėjom dvigubinti gynybą, tačiau mums tas nesigavo. Su turkais nesigavo ir šiandieną šią naktį irgi nesigavo. Na, reikia ieškoti priežasčių, man atrodo, reikia paprasčiausiai pasikalbėti šeiminiškai su žaidėjais. Treneri, gynyba nefunkcionavo, vakar, kad gynyba gal neveikia taip iš pasirinkimo procesą. Šiandien neveikia, kodėl? Sunku man pasakyti. Nes tikrai gynyba buvo mūsų geriausias, kaip sakoma, buvo mūsų geriausias ginklas ir antras rungtynes iš eilės mes patys atiduodam iniciatyvą varžovam ir tikrai man dabar yra sunku kažką pasakyti. Reikia šiek tiek apsiraminti pačiam ir leisti apsiraminti žaidėjams rytoj. Aš tikiu, kad mes pakilsime į žamutinę kovą. Viskas nuo pradžių. Komanda neišsijudinusi, paskui viską palieka pabaigai ir pagalvoja, Žinau, kad mums priekaištavo, kad mes žaidžiam per daug schematiškai, draugiškas rungtynėse, o čia atvažiavam, žaidžiam chaotiškai, dėl kad sunku surasti atsakymą. Kodėl taip mažai žaidė Lukauskis, Kalnietis, Berotas viskas? Na, reikėtų žiūrėti, kokiu momentu jis žaidė, kokiu momentu nežaidė. Mes norėjome, visų pirmiausia, mes norėjome šiandieną, kad Loganą laikytų aukštesnis žaidėjas. Jūs pastebėjote, kad reiškia, jį dengė Jomantas, įdengė Simas Jasaitis ir paprasčiausiai jam pritrūko laiko. Jam buvo duotas šansas, išėjo kelias minutės žaidė, tačiau nieko rimto nenuveikė, o mūsų aplinkybės vertė vėl žaisti tokią sudėtį. Mes bandėm iš vis numažinti penketą, žaisti su žemų ketvirtu. Žodžiu, išbandėm daugą, nepavyko niekas. Treneris sakė, kad reikia kalbėti, gal pagaliau reikia pradėti šaukti, daužytis, nežinau, gal per švelniai elgėtės? Aš manau, kad kiekvienas žaidėjas nori laimėti ir jie čia atvažiuoja ne tam, kad pasivaikščiotų. Reikia surasti priešsį galbūt šiek tiek, nežinau, jaudulys, nepasitikėjimas savo jėgom, išsimušėm iš ritmo, mes tikrai per šias rungtynes žymiai geriau žaidėme. Kaip po ispanų, po tokių rungtynių nepasitikėti savo jėgom, kaip tik turi būti gal per didelis buvo pasitikėjimas? Sunku atsakyti, čia žinau, kaip sakoma, žmogui po oda nepalįsi. Ir rytoj bandysim būtent apie tai pasišnekėti. Dabar visi nusiminę, nėra prasmės, dabar reikia leisti išsimiegoti, o rytoj mes darysim išvadas. Kol dar liko nors vienos rungtynės, kol liko nors mažiausias teorinis šansas, mes padarysim viską. Kur dingo Linas Reizas su Robertu? Mes matėm jūsų aikštėje. Tai ką, ačiū, kad